Labas, aš esu Jurgis Didžiulis. Kaip jūs laikotės? Gerai? Aš turiu pripažinti, kad šiandien aš biškį jaučiuosi nekaip. Jo, biškį sirguliuoju, neturiu balso, smegenų ląstelių mažiau negu įprastai. Bet nepaisant viso to, aš labai norėčiau jums papasakoti apie unikalią galimybę, kurią jūs turit ir kurios neturėjo nei jūsų tėvai, nei jūsų prosenelės, nei proseneliai, nei visi kiti. Jūs galit pakankamai lengvai vieno piršto paspaudimu iškelti kandidatūras į Lietuvos prezidentus ir į Europos parlamento narius. Taip, nežinau, ar teisingai pasakiau ar ne, bet tai nėra labai svarbu. Faktas tas, kad tai yra pakankamai fainas dalykas ir tai liudija iš tikrųjų, kad gal po kokių 10-15 metų mes galėsim rinkti kandidatus į svarbius politinius postus elektroniškai, galėsim tiesiogiai ir pakankamai nesunkiai įsitraukti į vairiausius labai svarbus politinius procesus. Tas yra labai faina, aš realiai apie tai nelabai noriu fantazuoti, nes, kaip sakiau, smegenų ląstelių šiandien biški trūksta ir sunku man. Nepaisant to, labai norėčiau priminti, kad jūs turit tą galimybę jau šiandien, nepakėlę savo užpakalius nuo tos savo kėdės, iškelti tas kandidatūras. Taip, ir prisidėti prie labai svarbių politinių procesų. Tai va. Padarykite tai dabar, tai nesudėtinga ir džiaukitės pavasariu lietuvišku. Haha.